Labas rytas. Nu ką, išmiegojau viešbutį visai neblogai, įsidžiavinau viską, nes vakar, kai lietus mane pagavo ir nebuvo jokios statelės, jokio namo ir panašiai, po ko galima pasislėpti, tai viešbutį buvo gerai įsimiegoti, įsidžiavinau viską. Nusipirkau pusryčius, pasukas, 3 veganiški sūreliai ir bananas, bet nežinau, jeigu toks oras bus lietus, tai man turbūt 2 savaičių reikės pasiekti Vilnių. O viešbučių ne visi nori daugiau nuomotis, tai lauksim, kol nustos lyt. Tai kaip man važiuojasi? Šiandien yra 8 diena jau kelionės. Neskaitant tai, kad vakar tiesiog lietus davė lygioj vietoj ir man reikėjo ieškotis vietos, kur įsidžiavinti drabužius, nes neturiu geros, nepralaidžios striukės, gerų kelnių, nepralaidžių vandeniui. Tai šiaip viskas gerai. Užpakalis priprato prie krūvio. Rekordą vieną dieną pasiekiau, tai nuo Jurbarko iki Karklės davažiavau, tai beveik 200 km pasienio ruožu. Šiaip viskas gerai. Šiandien ryte buvo lietaus, tai biškį reikėjo laukti. Dabar debesis tokie irgi dideli, balti. Tikiuosi nepradės lyti, nes nori stoviniuoti. Tai šiaip viskas gerai. Turbūt žiūrit mano filmukus ir kyla klausimas, o kur dingo kelionės filmukas iš Vilniaus į Palangą. Tai įkelsiu ištrauką iš pokalbio Powerhit Radio, tenai detaliau papasakojau visiems
Labas, Skirmantai. Labą dieną. Skirmantas yra mūsų klausytojas, mokyklos vaikų autobuso vairuotojas. Taip. Dabar atostogaujantis, ar ne? Tikrai taip. Ir Jau tada jisai pirmą savaitę pas mus atmynė su dviračiu į Iš Vilniaus. Palangą ir tada sakė, viskas, pabūnu su jum, pašneku, pamatau jūrą ir varau tada jau ten traukinio ar autobusu atgal namo. į Vilnių, į karaliaus Mindaugo iššūkį su Baidare, vienas Jo. jisai, ar irklavai vienas? Irklavau vienas, Ir kaip jo. sekės? Buvo ne 50 km, o 70 Apgavo. km. Jo. Parodyk Ir- rankas delnus, parodyk. Ar kaip pas Valujavičių, ar ne? Atsistatė jau 3 savaitės praėjo, tai buvo 70 km plaukimas ir buvo geras pasimokymas. Yra tokia Saidės Rieva, yra vieta ir ten klastinga, nes daug akmenų yra ir toj vietoje apsivirtau. Oi. Ir O čia kiek buvo į kilometrų nuplaukęs, kai apsivertai? iki tos vietos, kokie 40 Ai, gal. pusiaukeliai tokie. Ir toj vietoj minus telefonas su visa medžiaga Palangos kelionės Eik tu savo. ir powerbankas. Jo. Eik tu savo. Kaip skaudžiai. Nu, bet, žinai, Labai skaudžiai. žinai, Bet klausytojai. iš klaidų mokosi. Klausytojai žinos, kad tu buvai, mes žinosim, kad tu važiavęs į Palangą buvai nuo jo, bet ten tie įspūdžiai visi, ai. Tai nutiko, kas nutiko, kelionį įveikiau, o medžiaga prapuolė. Bet jos nepasisavino, tiesiog jinai yra kur yra. Šitos kelionės filmukai tikrai bus ir pamatysite, kaip atrodo ta Lietuva aplink pasienio ruožą, ir kaip atrodo Lietuva kaip atrodo Lietuva mano akimis ir kaip pasienio ruožai atrodo, kaip gyvena žmonės pasienio ruože. Tai vat. Jau numinta beveik 800 km. Neskaičiau, gal ar daugiau net. Tai važiuojasi, viskas gerai. Gera. Ištrūkti iš komforto savo. Bet maršrutas labai yra sunkus. Labai. Nesitikėjau tokio jo. Bet kadangi aš esu ekstremalas ir mėgstu iššūkis, tai vieną kartą galima tokį veikti maršrutą. Gerai, privažiuoju žvyrkelį, jungiu kamerą, važiuojam. Na ką, 8 diena kelionės įveikta. Miegosiu prie ežeriuko, Sloškiai miestelėje, berods Sločiai, kažkas tokio pavadinimas. Nusipirkau vakarienę ir pusryčius, pasistatysiu palapinę,
nusiprausiu ir eisiu ilsėtis. Liko 4-5 dienos ir pasieksiu savo starto vietą, tai yra Vilniaus katedra. Ir grubiai pasakysiu, baigsiu savo kelionę aplink Lietuvą pasienio ruožų. Ilsėtis einu, o jum gero likusio pirmadienio vakaro. Viso, susimatysim rytoj. Labas rytas. Nu ką, turime 9 dieną. Įsimiegojau labai gerai palapiniai. Ežeriukas netoli. Įsimaudysim, pavalgysim pusryčius ir keliausim toliau. Šiandien turėčiau Rokiškį pasiekti arba net gal už Rokiškio. Tai tiek, susidedam palapinę, įsimaudom, pavalgom ir judu. Kol kas. Važiuoju, žiūriu, vaikinukai kažkokie sėdi. Kur keliaujat? Lietuvą. Pasienio ruožų. Šitie vaikinukai kaip ir aš. Susitikau 2 vaikinukus, kurie taipogi keliauja aplink Lietuvą pasienio ruožų. Tik tai pėsčiomis jie keliauja. Tai vakar 1000 kilometrų pasiekė jau. Man iki 1000 lieka 30 kilometrų. Šiandien turėčiau pasiekti Rokiškį. Tai pavalgiau, susidėjau daiktus ir važiuoju. Šiandien 9 diena baigta. Miegosiu už Juodupės, tai numyniau vakar dienos visą maršrutą ir dar šiandienos dalį. Tai iki Zarasų liko apie 60 km, bet jau eisiu miegoti, nes vakar magnio neišgėriau reikalingo man ir blogai. Šiandien minasi plius 12 val. Tik tai išvažiavau, tai tikiuosi pasistačiau palapinę, tikiuosi ūkininkai nesupyks. Tai 9 diena baigta, susimatom rytoj. Geros nakties jum, geros nakties man. Viso.